išrinko originaliausią kiemelį ir patį gražiausią seniūnijos kiemelį. O prizus šiem dviem nominacijom kviečiu įteikti patį rajono merą Algirdą Kopustą. Taigi, originaliausių seniūnijos kiemeliu yra išrinktas Deltuvos seniūnijos kiemelis. Taigi, o pats gražiausias, tai Siesikų dvaras, Siesikų seniūnijos kiemelis. Komisijos vardu turiu pasakyti, kad visi kiemeliai be galo gražus, originalus ir komisijai buvo ir labai sunku, ir labai lengva, nes trečios vietos, antros vietos nebuvo. Beveik visus kiemelius galima vertinti, beveik taip ir buvo įvertinta komisijos, kad visi atitinka pirmai vietai ir pagal balų skaičių beveik visi kiemeliai netoli 10-tuko. Taip kad ačiū seniūnijų kolektyvams, ačiū visiems, kurie prisidėjo prie seniūnijos kiemelių puošimo ir iki susitikimo sekančiais metais. Dėkuoju. Na, o dar vieną konkursą geriausiai, gražiausiai besitvarkantys seniūnija pristatys rajono vicemeras Regimantas Baravykas. Prašom. Mielosios ponios, gerbiami ponai. Metų eigoje vyko geriausiai tvarkomos seniūnijos konkursas. Tai jau tradicinio tapęs Ukmergės rajone konkursas. Turbūt visi puikiai prisimename praeitų metų rezultatus. Šiais metais jie yra kitokie. Daugelis seniūnų lankosi vieni pas kitus, mato, kuo turtingi jų kolegos, kiti seniūnai, kitos seniūnijos, kaip tvarkomos teritorijos, kaip jos prižiūrimos, kaip puoselėjamas kultūros paveldas, mažoji architektūra, kaip saugomi, puoselėjami gamtos paminklai. Šiais metais komisijos požiūris ir mintis buvo truputį kitokia. Seniūnijos nėra vienareikšmiai lygiavertės jau pirminėje stadijoje. Vienos turi daugiau, kitos mažiau vienokių ar kitokių privalumų ar prioritetų. Ir komisija mano, kad verčiausias pagerbimas būtų tai, kad seniūnijos turėdamos praeitų metų vertinimus, supratimą ir patarimus, stengtųsi daryti pokyčius. Visi seniūnijų finansavimas tokiai veiklai yra lygiavertis. Tačiau išmaningumas, darbštumas,
bendruomenės būrimas, puoselėti aplinką yra nevienodas. Komisija tikrai geranoriškai, geraširdiškai žiūrėjo ne tik į vieno ar kito seniūnijos darbuotojo ar vadovo požiūrį, bet žiūrėjo į pokyčius. Ir mano, kad šiais metais vertintina didžiausių pokyčių, didžiausią pažangą nuo praeitų metų padariusią seniūniją. Komisijos nuomonė, didžiausią pažangą puoselėjant aplinką, tvarkant seniūniją, plėtojant bendrai naudojamas teritorijas, apželdinimą, mažą architektūrą, yra pasiekusi Vidiškių seniūnija ir jos seniūnas Virginijus Štaras. Prašome. Tai didžiausia pokytį padariusi seniūnija, praeitais metais gavusi paskatinamąją premiją pasitvarkyti, šiais metais jie ir pasitvarkė. Kitoms seniūnijams linkime sekti gerų pavyzdžių. Iki susitikimo kitais metais šiame konkurse. Brangieji, šventė tęsiasi. Bet mes da su Dedenyte kai kam norim ir padėkoti. Va, kad mes abi taip gražiai pasipuošėm savo kampą ir tiek daug turėjom visokių rudens gerybių, norim padėkoti ūkininkam. Laimai ir Vincentui Stragiams, Vaclovui Rakučiui, Julijai Bolieniai ir žinoma Taujėnų sodams, kurie davė nesvietišką skanumo obuolių. Žinoma, dėkojam ir savo informaciniams rėmėjams. Tai rajono laikraščiams Gimtoji žemė, Ukmergės žinios ir portalui vilkmergė.lt. Mielieji, šventė tęsiasi. O dabar turėtų netrukus pasirodyti post-folkloro grupė Midula. Pabūkit dar kartu, pasilinksminkit.